Yra tokia Judita, sveiki. Jei išeina, pasukit mano krikšto mamą ir pasakykit, kad aš šiandien perskrendu į Lietuvą, iš UK ir kad reikia, kad mane pasimtų iš Rygos. Bus, jei tonuso pakelimas, bus dėkui jums pachoriukai. O gal, žinai, pabandom tą tokį. Bet ne tai, kad gazdint, žinai, nesinori tą tokį, kur apgaudinėja žmonės, kad, tipo, jūsų sūnus pateko į avariją. O, baisiai čia, ne? Man nepatinka tas. Bet taip kitaip, žinai. Va taip. Šiandien jūsų sūnus grįžta į Rygos, reikia mums nuvažiuoti pasimti. Bet žinot, va, nu, mes kažkaip neturim pinigėlių, gal galit kokius 300. Bet irgi toks apgovikas, negražus. Giedriau, nenori savo krikšto mamos labai taip liūdint ir panašiai. Tai nežinau, ką čia daryti. Nu, liūdint. Galima taip biškį panervuoti, nu, stipriai neliūdinti gal. Nu, panervuojam. Žinai ką, galim apsimest tiesiog Giedriaus draugų, toks fainas. Klausėkite, tai kur 4 dingo, aš neprisiskambinu jam. Jisai sakė, ateis pas mane vakarienės šiandien ir nebekelia ragelio. Duom Giedriaus duomenų biškį dar. Tai nieko, Giedriaus ten nėra, jis matai užsienį gyvena. Arba kada Giedrius grįš? Į Lietuvą, ne? Jo. Kuris dabar? 074. Labas vakaras. Labas. Aš labai atsiprašau, kad mano toks vėlyvas skambutis yra. Tiesiog aš pastaruoju metu susirašinėjau su Giedrium. Mano vardas Robertas yra. Taip. Ir kažkaip pastaruoju metu negaunu iš jo jokių kažkaip tai žinių, tai norėjau paklausti, gal jūs žinot, ar jam viskas gerai? Viskas gerai. Sveikas, gyvas, tai reiškia viskas Sveikas, gyvas. O kada jis, sakykit, planuoja grįžti, nes mano gimtadienis yra ne už kalnų ir aš galvoju, gal jis kažkaip čia patakęs. Planuoju grįžti, žinokit, ant 20. Ant 20 vasario? Vasario. Nu, kaip super, žinokit, nu čia tai nudžiuginot mane, nes mes kažkaip taip artimai su juo dabar susirašinėjom, nes, kaip aš supratau, jis toksai, nu, ten pavargsta ir viską, žinot. Taip. Šnekėjo, kad bilietą. Algi, kada žadėjo Giedrius grįžti? Gale mėnesį, esu apie 20, po 20. Nu, super, nes kalbėjom su juo ir aš tikrai nustengiausi iš savęs, kiek galėdamas palaikyti jiem. Tai jis sakė, kad važiuos, gal net pavyks mums kartu su juo apsigyventi. Tai irgi iš tikrųjų nekantrai laukiu, kad jisai atvažiuotų. Nu, tai super, iš tikrųjų, malonu girdėti, nes galvoju, kur jis čia dingęs yra dabar. Ne, viskas jam gerai, nedingęs, viskas tvarkoja ir ruošęs grįžti apie 20. Ar ne? Nu, tai fainai. O, sakykit, jisai čia merginos tokios neturi, ar ne? Ne. Nu, tai teisingai, labai gerai. Džiaugiuosi, iš tieko, labai džiaugiuosi. Ir jis man kažkaip vis nesako, ko apie savo praeitį nieko nepasako. Jis tokių rimtų santykių kaip ir nėra turėjęs su niekom labai, ar ne? Ne. Nu, tai Jau man žinoma kaip krikšto mamai, tai ne. Tai fainai, iš tikrųjų, girdėti labai, iš tikrųjų, tokius dalykus. Tai aš manau, žinokit, ir su jumis gal neužilgo susipažinsim, nes mes, kai jisai sugrįž, tai tikrai užstuksim į svečius. Gerai. Aš iškepsiu kokį nors skanų tortą ir matysimės. Gerai. Nu tai super, tada liuks, tada džiaugiuosi, visas mano pragė pašviesėjo iš tikrųjų vakaras. Iškersti šampaną tą progą. Gerai, tai ačiū jums labai. Prašom. Viso gero. Viso. Labas vakaras, krikšto mama. Labas vakaras, krikšto mama. Jums skambina radistai iš radio stoties ZIP-FM. Radio stoties ZIP-FM iš Vilniaus. Taip, mes šiek tiek su jumis juokaujam. Giedrius iš tikrųjų parašė laišką, kad paskambintumėme jums, Judita, ir tiesiog... Ir pajuokautumėm. Bet jūs taip nesureagavot, kaip supratau, piktybiškai. Nebėra jau jos, ne, laido. Nu ir gerai. Tiek priešnekėjom be reikalų.